Sveiki, mano draugai, čia aš, Solomon. Aš jūs šitai pasilgau. Tikiuosi, jums patinka mano istorijos. Ir šiandien bus daug muzikos su Betė ir Liusia. Gražią vasaros dieną Liusia gulėdama pievose prisiminė savo susitikimą su dainininkė Bagira. Jei dar kada nors ją sutikčiau, padainuočiau jai savo dainą. O, labas, žiogė! Labas, gal padainuojam? Liusia, laikas namo. Kitą kartą turiu skubėti namo. Ate! Kokios naujienos, Liusia? Kaip tau sekėsi šiandien? Teta Betė, aš noriu skristi į Bagiros koncertą, prašau. Bagiros, pala. Teta, pameni, aš tau pasakau, jog ją sutikau parke. Ji tuo metu paklausė mano vardą, sakė, gražiai dainuoju. You know she's singing. Ir kas čia dainuoja taip gražiai mano dainą? Aš, mano vardas Liusia. Pamenu, Liusia, pabandysiu gauti bilietus. Ačiū, teta Betė, tai būtų nuostabu. Po vienos savaitės. Liusia, turiu tau staigmeną, mes turime bilietus. Teta Betė, tu nuostabi. Koncerto diena. Ačiū, mielieji, ačiū. Pakeliui namo po koncerto Liusia tarė. Bagira, tai aš, Liusia. Liusia iš parko. Sveika, Liusia, kaip gera tave matyti. Ar tu vis dar dainuoji? Taip, ir kuriu. Liusia, kviečiu atvykti tave į mano studiją, noriu tave išgirsti. Ačiū, Bagira, tai nuostabu. Teta Betė, tai buvo mano svajonė. Svajonės vis atpildosi, Liusia. Taip, teta Betė, išties. Kai aš ją sutiksiu, aš jį padainuosiu savo kūrybos dainą. Maybe I'm very unique, but please don't blame me and be friends. Kokia graži istorija. Laukite tęsinio, kai Liusia vyks į studiją pas Bagirą. Ir kokią dainą ji dainuos. Iki! Tikiuosi jums patiko.